labas ryts. Kaip aš sakau, sene be sniega, vėl snaigaliu ir biškį pasnegien. Aš pradedu rytmetį nuo Highlandų. Es įsiplaks sleds, prisinešu vandens. Tai paskutiniam video, kur buvau minėjęs, kad avelium, tai ir pasmuks pakretus. Tai atsivedėm. Vakar atsivedė. Viskas gera. Ir kaip retenybė labai reta, atsivedė 3. Atsivedė 3 ir dar svarbiausia 3 mergaitės, kol jau būna ganėtinai reta. Kaip vis laikas nuledė. Šį naktį jau nebebuvo tiek šalta. Vakar 15, rytmetį 12. Tai vanda ir protinga užšalis. Tai va, Highlandam vanduo bus dabar Cimarron pasigerdyti, šeinu parsinešti. Tai manau, gal nesnigs vesdai, nes aš žinau, iš tikrųjų atsibūd žiaurė tas sneigs. Tai nebė nei kur stumt, nebė nei kur kasteis. Kur nesutrypta kelią, tai šios praeit ne ant smunki. Tai pasimėjau maišą, dabar laukiu, kol ponas Cimarrons atsigers. Mes ant įkiš, atsiger, biški, va, pasvajos. Ir vėl, o po to, kai prasjau kokiais 2 minutės, sugalvos, kad krekždrę gerti. Tai unda mačiau komentarį buvo atraštis ir kad Daisy turės matomą pein fabrik saug, viskas tik neaiškus datos, nes, kaip žinot, gyven laisvė, nekontroliuojam, kada jauti leidį, neįleid, tai sunku pasakyti, bet matos, kad tos pilvos pardos, tai daugiausia būn, kad diskomfort jaut. Ta prasme, didėja vaks auga, jodant ten pelvį, ant spardos, ten sunku pasakyti. Bet kad bus, tai bus. Iš tikrųjų gal gera, kad dabar, ta prasme, nevakaujas, nes šalta. Jau ką bus, mačiau kitų savaitę +6, tik labai bus drėgna, nežinau, kažkur sugalvosiam. Bet tai, manau, tus didžiųjų šalis iškeinti, tai bus viskas gera. O toliau, kaip minėjau, tebe laukiu Cimarrons, tebe gera. Tai va, aš einu skeštais Cimarronams. Manau, šiandien jau ryt reikės, nes kas antras syk tai rektai užims. Tai va tep, pabandysiu šiam video parodyti savo didesnį dalį kasdienybės rytmetiaus. Iš toliau filmuoti, kad matytumėte, kaip veiksmus vykst, kaip viskas. Tai gal girdat garsus, tvarit, kad ir alkanų. Kas vienintelė iš gyvūnų, alpaks, man atrodo, nereikalaun pusryt, ne jų į gars išgirs niek. Šiaip gal buvau minėjęs, bet tai maišą labai gera ir nežinau, tik tada dar dopirkau. Kaina ta pati, o maišą sumažėjai, nežinau dėl ko. Nes kaip alpak maišas toks geras buvau, dabar iš jos niek netelpiu. Žodžiu. Išgėrėm Highlandus, Cimarronus. Galės kulniauti tvartą. Tvartą. Manau, reiks grūdus traiškytais. Sėdės išeinu sutvarkyti. Mamait pasirodyk, va vakus savo parodyk.
Viens, antras va vis 3 rupūžio, viskas ir gera, aiški, tie senėja, šitą tas mutants ir peraugi. Beliks dabar veina vyti vakauteis ir melkutį greičiausiai, paskiau gal deizį. Tai toliau bus iš kanopinimis tas, kaip ir viskas. Ja, jo serenadas. Kol apsišer toks bordaks, visi lep, vis ne jeden. Slaks mažus patraukt kažką. No, lep lauk. Griks kā pēc laika. Maiša lep. Varau pas alpaku. Alpakom irgi aišku. Reikės į vandens ir šienelį. Tai aš paskaičiavau, kol aš apsišer ritmetė, man reik apie 160 litrų vandens prisinešti šeimą. Nes Hailandą vienjau 80, į Marūną praktiškai viedrą gerai tvarto vis laik reik 40-60, priklausomą nuo užjų. Nenori leisti. Aš iki ir valgysti. Ne. Nu, tai alpakom parnešiau šein. Juk kaip minėjau, nu kas, matos šitas tas nurongs, kas per maišėlis ir. O Simarūnams ant to, kur jau matyt, koks didelis maišas, tas pat tik tą. Nu, didės skiriasi, su kain, tą pat nežinau, kodėl apie. Nes čia apžiūrėjau, nėra neparašyt, kad būtų kam matmenys, a kažkas tik tava tų akėlių matmenys ir ten smulkesnis, stambesnis. Tai va, alpaks irgi apsišėriau, nepagalės eiti. Traškitais grūdus. Tai va, grūdus prisitraiškiau, apsišėriau viskų. Tai dabar varys atsigers kavos ir bandyti reikia tom terasas stogų nusikast sneigą. Tai va, esu ant stogų, matos šitą kas, kiek sneigų dedas. Nieko gero, čia irgi kertė šitą vis ir užpustyta. Čia jau pradėjau matyti po biškį stogų. Čia dar nusijims ant tos posis. Tada vis terasas priekis liks. Snaigaliot beveik giedrais dongas mažė. Ateik sneig tariam ant stogų. Žaria šelti. Steig betar, 3-4 metrą į šoną turėtų būti. Kaip į daug maž, nes matau šitą kapšiupelį ir kiek ir ant stogų. Čia matyti į tiek. Visur kitur šitą jau ir normaliau. Ir ten liek į tų posį. Tai gerin. Va čia beta kampėlį. Bus kapė viskas. Čia ant stogų, kur kamen sen. Švies nedaug, tai nes švies vis laik nugainiu. Arba rytmetėn saulį, kad pašviestus nučiuožum žemės. Mama tas iš čia ir amsideizi. Šilta. Tai va toliau tęsiam žygį po ūkį. Šiandien išaušo gražus rytmetys, tai varau paleisiu iškart stručius. Nes naktį tai buvo 10, dabar iš vis nukrėt 5 kažkur bijara. Tai visai jau normalia, kaip iš 29, kur buvau tokiai šalta, tai čia jau skaitau, kad jau iš vis nebe šalta.
polti lauką. Nu, žygiaukite. Alga kakle. Va, stov. Valgus kafes laikti, jau viškā plieks rāta. Eit pa semu. Nu, neikatā. Va, mimoka. Tai, kā žiūrėjot video, turėjom dvi mergelis, po to tą veinu su agresyvėja, pradėjo spardyti, polti. Net buvau prasileidęs, kai kelnius suplėšęs, tai išmainėme berniok, tai štai ir vat bernioks dabar ir porelį, įvaigęs visi agresijai. Mum, nu, ta prasme, paliek nebe agresyviai, nes taip, kad patelis, buvo dvi patelis, tai skaitės veina dominaujantį, o kažkas tokį, tai nepasidalint, tai dabar ir viskas ramia, jieni. Sagali paglostyti, varkinga, bahurils įauks. Baisiai duomenam. Tai va, mačiau komentarį, kažkas rašyt, kudit, tipo, nusijimk tinklą, bet jeigu nežinot tinklą paleikt, vien dėl to atsipjauni dalį, paleikt, kad galėt gyvulys valgyti, neįskleistum, nes jeigu ves tinklą nuėmi, tai rulon per deinį ištašknik neleikt lygi žemė. Ir dabar vat nuvalgys viršų, toliau vėl nupjaus, kiek ten, kada gautumi, vėl toliau valga. Tai dabar jau link pavakaris ir kaip rytmetė matyt viskų, reik pasileidinėti, prisinešti šeinus, prisinešti vandenis ir taip toliau. O dabar jau reik viskų pradėti darinėtis, nes jau ir zars pėjingsi, paskui pradeda tempti, kaip žinom, strutė protų irgi nepasižym, pradeda blaškytis, tai turi kol išvėsesnį užsidaryti. O vien dėl to darinėjam, kad ir buvo situacija, kad lapi, kas nors išblašk, pradeda poldinėti į tvoras, į taip toliau. Povus darom dėl saugumo, emu bausai, bet dabar kol kas jau matos un tā. Ēn lauku išlēn dėl cikāvasts, tai un Andu irgi bandīt susiginti. Va bandau ēt iš galais link būdos. Bet irgi kārts būn veins pasibaidi, praded liekt pa aptvaru. Kārts gražies veina. Patens po pirma. Galas aiz. Patelja veins ker saun. Radies blūdīt. Nu, varik. Nui, nusidaužk da. Dabar pakreiku dar ir. Nyčia išmeikt naktį. Į paršalis būn nepaleidam, kad neatšalt kojas. Svarbiausia, neleidam un sniegą gulėti, jeigu pamatā turi pajudinti, nes jeigu gal un sniegą, gal plaučius degims įsimesti. Nu, kaip į žmogų, jeigu, kaip sakom, tak pašals nerišeis, vakam sakydavom, nesidėkti un šalto žemės ar un akmenų. Toliau, emuks, plunkas, situacija lygia taip pat, ant sniegą netupėti ilgą daug, tai darom emuks ir dabar čia įsivaizdin, nu, varyk gulti. Mergin gulėdama, jau mačiau atsistoj, tai irgi išen gulti. Toliau ein povelę. Povelis irgi darom dėl saugom, nes paskutinį kartą kalapį buvo. Į pusų matus jau kai kaudį geltor, tai uždarom į spakainę. Tik vis laik turiu tik patraukt, nes čia nėra bokšas, bet su durim ką nepridaryti. Nu, eik. Tai kaip minėjau, čia dabar, kai pasibaig žeim, pavasarį, čia tų veit irgi tvarkysiam kitiem dėsiam smolkių tinklų ar kažkas tokį. Nes, kad nereikėt varyt, bus su smolkių tinklų uždaryts, važiuot iš tą irtus per tos aksen, tos kiaunis ašeškanes, kur matėt, kur tą balonis išpjuovi. Ir toliau, kas eis vėl cimaroną. Hailandam sausas, cimaronam sausas, po to avis, vėl vandenis persižiūrėti. Tai va, monas užmontui kasdienybei, ein gyvuliuką. Tai šis video bus biški toks, komentarus rašėt, ar ten saisina rodo, ta kažkas toik, tai nu, parodys stepšin video, pamatys pats, ką pageriau žiūrėti, blogiau yra.
Tai nuspręst pats, ką labiau norit, ar kamerą galvos, kad nešiečiaus, ar principų stilių tuik, kad filmuočiau. Tai kas netingės, parašyk tik komentarą. Vėliau eisim čia apsišaram, eisim į tvartą. Nu, eik. Nu va, bliūdą nelaik irgi šitą kiaurą gali ramzį matyti. Nežinau, reiks eit metalins anodoms, nes ant ir biški nevyks, vien dėl to, kad pažiūrėjau parei, nensai net buvo visur trypta į tas bliūds, kur druskai ir tas įsulaužys, dėjus irgi ir lėpis nuvein, žodžiu. Visi bliūda, ein tas pats, kaip įsimarūnams. Reik metalins. Tvērt, ka first laika veiksmus vykst. Vakar junt. Strakaļo. Ožēņā ieden. Griks seinum lep, ka first laika. Kalakots išeis, bet išleidom, nes tas didesnis sadom moš, tai paleidom ir mokšėt. Ir ta paskutinė šita, kuria visi ir turi vest. Irgi tik paliek vangesnį, galbūt, kad greitų laikų irgi bus pagausėjim, bet čia tik matysim, nes čia nuskap kartas užien. Šitą ką nori kas įteis. O tos mergaitis, kur game paskutinis 3, tai viskas ir gera. Siunt, šitą mutanciją eterė tai irgi dikaun sugrįkia nuo draugeliai. Nu, reik valgydoti, ne jums. Nu, visi labai jau nepusryt nūrų vakarins. Nes visi savo laiką žien, kur vienintelis belek, nes kits nežinau, kur jis skreda, prapolį dučką buvo, gal šiandien kap nešim. Be. Kap kalakot šiaušas. Nu, žodžiu, čia veiksmus vyksta. Nespėt net sugaudyt, ką mums deda. Vakarin šyrimus irgi pabaigėm. Biški greičiau vein negu ryti, nes teik mundinų nereik visiems pritemti. Tai nežinau šį vakar, bet tai jau pradės temti. Mačiau, sekmadienį rodo pliusą. Tai galvoju, kad reikės nusistumti ir užsniegis kelioks, nes po to ką pradėsite ir pražlioks visi kelią, bus žiaurė sunkiai važiuoti, ypač su busik, nes busiks labai nam patinka buksauti, jeigu gau biški. Nes šiaip nedaug sneiga čia, kur buvo visi stūmis, bet vat, visur kitur šitą. Tas viežas, kur traktorius stovi, irgi norėčiau stumti, nes visur bus žiaurus vanduo, paskiau šitą vat, nuo to bijo tualetą irgi bandyti kiekvieną nutraukti, ten išstumti šunį, nes jeigu iš tikrųjų tai bus, kad kad pranašaun paskiau antradienį 36 laipsnė, tai įsivaizduojant, kiek čia bus vandens ir, kaip žinot, pas mus, kur ir, tai kalna irgi su mašin bus sunkiai privažiuoti, nes reikia vaksį mokyklą išvežti, tepės reikalą išvažiuoti, tai, manau, pasiruoš prieš veston atlydį, kad nebūt paskiau, staigmenų. Tai, manau, šiam video teik, susimatysim kitus video, ačiū, kad žiūrėjot, iki.